Sveiki visi. Šiandien turim šiek tiek biškį darbų. Tai eisim įsidėsim inteiką. Cold air inteiką pasidarysim. Kažkaip gal, turbūt to nedarykit, ką aš darau. Tai jo, toliau bumperį įsidažysim. Kitą jau. Aišku, dar turiu tą savo seną, bet pasiliksiu kaip zipinį. Biškį nepatinka man jisai atrodo, tai kitaip perdarysim vieną kitą ir jo. Tai žodžiu, tada vis dar tiesiog žiūrėsim, ką aš jums parodysiu, nes pats neįsivaizduoju, ką aš darysiu. Tai tiek. Tai žodžiu, čia kaip matot, tikrai gal tai nesiūlyčiau niekam taip daryti, kaip aš padariau. Na bet tipo jisai veiks, jisai laiko, tai tas ir svarbiausia. Tai jau turim inteiką vidų. Tai jo, čia biškį pasidariau, kad susikliuot posūkį, nes jis laik man iškrenta. Tai šiokių tokių kažkokių klijų gal veiks. Einam turbūt toliau prie kitų darbų. Kol kas šiaip dar galim patikrinti, kaip dirba šitą mašiną dabar su to inteiku.
Map sensorius nepajungiau. Aba, dabar turėtų sakyti. Tai ką aš kartu čia galiu pasakyti, tai kad šiek tiek į gazą geriau reaguoja. Bent jau man taip atrodo, o čia bus placebo efektas. Bet jo, man atrodo, biškai geriau. Aišku, dar čia reikės dar dalykų pasidaryti, susimapint, nes dar biškai planuoju daugiau kilovatų gauti. Tai įsiurbimą B30 dėst ir vėlianėlį įsiurbimą. Tai programuot būtinai reiks, tai sakau, prie to pačio gal ir šitą įsidėsim. Visgi gal čiučiut agresyviau atrodys, nes tiek nedariau, tai neparodžiau jum galinį bumperį, kaip pasidariau. Na, aišku, tą seną dar turiu, bet man labai, kas labai nervuoja, tai kad labai vamzdžiai šviečias gale. Tai pasiėmiau stokinį ir kaip įprastai tiesiog paėmiau kitą stokinį, perpjovau, uždėjau ir toj galėsiu parodyti jums, kaip atrodo. Va, žodžiu, nusidažiau, nu, tipo, su fleškė, tai nieko gero nesitikėti ir tai čia buvo jau iššauta, neblogai. Čia tie visi padaužimai kramtimai, tokie. Tai iš vidurio čia, kadangi jau buvau išsipjovęs jau iš seniau, tai čia iš vidurio paėmiau šitą, išpjovau čia, įdėjau, nu tai tipo, kad jis matytų to. Tipo, čia aišku yra tie tarpai, bet geriau negu tiesiog skylė. Čia tada taifa, nu, irgi nieko gero, bet kažkas. Tada, aišku, biškai pripatiokinau, kaip ir normalų yra šitam daiktui. Jeigu dirbi, nežinau, ar matys. O. Pats. Gas. Tai va. Tiek va pripatiokinau, bet not problem. Užsidės kokia žvaigždutė, tada kažkas ir bus gerai. Tai va, einam, palaukim, kol uždžios ir dėsim ant mašinas. Žiūrėsim, kaip atrodo bendras vaizdas. Tai jo, dabar ką manau, tai dropo biškai trūksta, čiut, bet realiai žemės gal toks tarpas, kad liktų ir manau bus pats gazas. Dabar tiek, žiūrim, ką toliau parodysiu. Tai ką,
ką, turim realiai, kas lygiai yra čia po jumės, tai reiks susitvarkyti irgi šitą dalyką. Bandysim, turbūt čia dabar daryti. Nu tai va, susidėjau čia realiai viską. Čia visi tie, čia nekreipkit dėmesį, čia nebėra laikiklių, tai turėjau kažkaip padaryti vis nesimaskatuot. Čia biški laikosi, tai tiek biški padės nuo atsparumo nuo pačio tilto, tiksliau ne tilto, nuo dėžės. Karščiai biški atspariau, nu čia biški tas įrankinis dabar man yra čiut per arti. Tai paskui reikės kažką mąstyti, bet kol kas su jais. Tai jo, čia neišėjo vėl padaryti, nes per jumę, kai pritvirtina rankinį biškį į mane pastumė, tai ir tasai nebetinka. Čia visas šitas, kad tilpt. Tos mygtukus vėl susitvarkiau, čia įdėjau, viskas veikia. Arkoj, tas ringia. Tai jo, čia toliau, kaip sakiau, kad čia labai jau laša jau tasai. Tipo, ką padarysi, tai išdėjau tiesiog medžiagos kažkokios, kad kuo mažiau lašėtų, kad man čia nesirinktų viduj ir tiek. Tai jau čia labai lievas oras čia kieme, tai nežinau, reikia laukti būt kitos dienos arba tiesiog nors pabandyti po tuo stogeliu kažkur palyst. Tai tiek. Blemba, jau buvau pasiruošęs jau sudropint mašiną, bet taip iš kitą vaizdą pasižiūrėjau. Blemba, visai normaliai stovi jinai, tipo. Tai, nežinau, gal net nedropins aš jos. Nes tikrai normaliai stovi. Tas tik priekį gal reikėtų biškį sudropint, nes ta taip pastovi. Čia gals, tai ganėtinai tikrai gerai. Gal taip reikia palikti jau čia. Nu, blemba, jo, tikrai normaliai stovi. Manau, kad taip reikia gal ir palikti. Nieką nebedropint. Tenai gal biškį kitaip atrodė. Bet va tas priekis biškį kitaip stovi, negu tas. Tas biškį aukščiau. Bet va kas keisčiausia, kad jisai ir aukščiau stovi. Bet per jumę jis man lūžo šitso. Tai tiek. Tai va. Tai va, čia mano laikinas sprendimas dėl to, kad lyja į vidų. Jo, tai tiek. Nu, dabar manau, šiam kartui tiek. Na, šitas video toks biškį trumpesnis. Tai realiai nieko labai čia daug aš jau neparodžiau, tiesiog inteiką pasidariau. Bumperį tą, na, aišku, nepjovau aš jau. Nes biškį man su SD kortelė trūksta vietos, tai biškį trumpesnis vaizdas bus. Tai tą video. Tai jau. Tai ką, ačiū kad žiūrėjot, iki kitų kartų. Kada gal oras geresnis bus.